Šalies mobiliojo ryšio operatoriams besivaržant, kas pasiūlys spartesnį ir greitesnį internetą, savo nuomonę pareiškė pasaulinė nepriklausoma interneto greičio matavimo lyderė Ookla. Apibendrinus 10 000 matavimų rezultatus Lietuvoje, paaiškėjo, kad sparčiausių mobiliuoju internetu gali džiaugtis bendrovės Bitė Lietuva klientai. Bitė konkurentus šalyje lenkia žymių skirtumų. Ookla vykdomi pasauliniai greičiausio interneto apdovanojimai parodo tiksliausią vaizdą ir realią vartotojo patirtį dėl kelių priežasčių. Pirmoji, čia greitį matuoja milijonai nepriklausomų vartotojų savo norų. Taip pat jie bandymus atlieka su įvairiais renginiais skirtingų paros metu ir skirtingose šalies vietose, skirtingose mobiliojo ryšio tinkluose. Kasdien šioje platformoje atliekama apie 5 milijonai greičio matavimo testų. Artimiausiu metu spartaus interneto poreikis vis labiau didės, nes internetu žiūrime vis daugiau aukštos kokybės vaizdo klipų ar žaidžiame internetinius žaidimus. Bitės vadovas Fredas Rančiak tikino, kad Bitė ir toliau sparčiai plės savo aukštos kokybės 4G tinklą. Jau šį ketvirtį jis pasieks iki 90% šalies gyventojų.